2017 m. sausio 18 d. Kauno Žalgirio arenoje vyko 16-oji aukštųjų mokyklų mugė. Mugėje buvo daugelio aukštųjų mokyklų atstovai, tad moksleiviai, sprendžiantys klausimus apie ateities studijas ar studentai, norintys tęsti studijas, galėjo gauti jiems aktualios informacijos čia ir dabar, bei sužinoti įdomios statistikos, studijų programas ar universitetų reitingus. Mugė orientuota į moksleivius, kurie dar tik mąsto, kokį kelią pasirinkti baigus mokyklą, ir į studentus, kurie galvoja, kur toliau tęsti mokslus. Pats metas apklausti moksleivius, kaip jiems sekėsi studijų mugėje. Gal galėtumėte atsakyti klausimą? Kurį universitetą išsirinkote? Dar neišsirinkau, renkuosi tarp Vilniaus universiteto ir ISM. Manau, nežinau, iš tikrųjų Kauno kolegiją, studijuosiu iš tikrųjų, nes nežinau net. KTU. Jokio dar nesu neapsisprendęs visai. Renkuosi tarp LSU ir Kauno kolegijos. Bandytume į LSU. Iš tiesų aš atėjau čia tiesiog, aš esu dabar pirmo kurse, bet man įdomu, kas pasikeitė nuo praeitų metų. Aš nežinau, kokius 3 metus einu iš tą studijų mugę ir tiesiog įdomu, kaip viskas keičiasi. O kur studijuojate? KTU. Ne. Kadangi pirmai apklausime moksleivius, dabar apklauskime studentus, universiteto atstovus. Labadiena, norime jūsų paklausti. Ar galite įvardinti 3 priežastis, kodėl moksleivis turėtų rinktis jūsų kolegiją? Moksleivis mūsų kolegiją turėtų rinktis dėl to, kad mūsų kolegijos pavadinimas yra SMK, išvertus tai yra savita, moderni, kūrybiška. Tai pirmiausia, mūsų kolegija yra geriausia visoje Lietuvoje. Visų antra, tai mūsų praktikos užima labai didelę studijų srities dalį ir jos iš tikrųjų yra labai perspektyvios. Ir trečia, minutėlę, susikaupsiu, kodėl moksleivis turėtų rinktis būtent Vilniaus kolegiją? Sakyk, Taip, todėl, kad Vilniaus kolegija turi labai puikų po paskutinį laisvalaikį, tai vienas iš jų yra studento atstovybė, per kurią įsitraukęs gali patirti įvairių patirčių, išmokti bendrauti su kitais ir galbūt netgi pasiruošti gyvenimui tinkamai. Klaipėda, mes turim jūrą, mes esam žiauriai faini, turime 26 studijų programas ir esame didžiausia kolegija vakarų Lietuvoje. Visų pirma, tai yra prestižinis universitetas, žinomas visame pasaulyje. Mūsų diplomas yra vertinamas visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Antras dalykas, pas mus yra pati šauniausia studentų atmosfera ir patys šauniausi dėstytojai, kurie puikiai bendrauja su mumis, atskleidžia savo idėjas, pateikia mintis. Mes turim galimybę daug žinių iš jų gauti. Ir nežinau, trečia, tai pas mus linksmiausias laikas, pas mus geriausi barakai ir pas mus geriausi baliai. Todėl, kad yra pats geriausias universitetas Lietuvoje. Jis yra specializuotas, nišinis, sportiškas, sveikatingas ir visoks kitoks. Aš iš studentiškos pusės pasakysiu, kaip mes sakom, mūsų geriausias krikštynos yra LSU krikštynos, jas turbūt visi žino ir matė per YouTube'us ir visur kitur. Pačias linksmiausias, bet aišku, čia kiekvienam savo. Ir tiesiog, kad siejasi su sportu, kaip niekur kitur. Tai jeigu norit būti sportiški, sveiki ir kokybiškai prižiūrėti savo kūną, dvasią, sielą, visomis prasmėmis, reikia studijuoti mūsų universitete. Tai yra veržlumas, tai yra jaunatviškas, tai yra pozityvumo pilnas universitetas. Taip, tai jeigu 3 dalykai, tai po vieną žodį, konkretumas yra pats svarbiausias dalykas. Bet kur dirbant, jeigu bla bla bla, daug dalykų ir visa kita, tai yra ne specialistas. Specialistas turi mokėti trumpai, konkrečiai, aiškiai, pristatyti ir atsakyti klausimą, kurį užduotis. Jūs uždavėt 3 klausimų, 3 ir aš atsakiau 3. Sakyti negalim mes komentuoti, nes mums neleidžia važiuoti į centrą, turiu kreiptis. Nes pagal mūsų šūkį ISM-as yra tas, kuris skatina savybės, kurios ateityje bus perspektyviausios. 7 kompetencijos, kurių reikia, kad tu ateityje būtum perspektyvus ir turėtum saugią ir gerą ateitį ir kurtum kažką vertingo Lietuvai. Ir ne tik Lietuvai. Tai aš manau, kad jeigu reikia 3 priežasčių, tai vienos užtenka tai, kad ISM
studijų kryptis ir yra ateitis. Tai future is now. Taigi, galime pasidžiaugti visomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, matome, kad studentai džiaugiasi, kad ten studijuoja, o moksleiviams galim palinkėti atrasti savo kelią.